O kaip tu pats reaguoji į prastai pastatytą savo pjesę? Nu, dabar normaliai reaguoju. Anksčiau pats imdavaisi taisyti, ar ne? Savo versiją daryti. Kodėl tiesiog bandai statyti savo pjesas? Ne, nes man kažkaip tai pasirodė, kad, tai sakant, buvo toks gal šiek tiek, truputį nepamatavau savo jėgų ir atrodė, ką aš dabar daro. Taigi čia taip paprasta ateini ir padarai. Nes man pasirodė, kad teatras labai tos tekstus kažkaip tai, jeigu tu juos šiek tiek kirsteli nuo žemės, tai jis juos, reiškia, sugrūda į tą žemę. Ir jie tokie, subuitiškėja, suprastėja, sakykime taip. Va, ir, pagalvojau, kad, pats pradėjau daryti, pamačiau, kad tai iš tikrųjų nėra lengvas amatas. Bet, sakau, tai buvo labai, labai gera patirtis man kaip dramaturgui ir kaip režisieriui. Nei ką iš jos dabar neišmanyčiau. Nes aš manau, kad čia buvo gera Nacionalinio dramos teatro idėja, nežinau kaip jinai gerai buvo realizuota, bet ta, kad dramaturgą įleisti į jo pjesės pastatymo procesą, galbūt netgi duoti jam pradžiai pačiam šiek tiek tam procesui kažkaip pavadovauti. Dramaturgija neturėjęs jokio sąlyčio su teatru. Turėjęs kaip žiūrovas sąlytį, bet visiškai nepažindamas teatro iš vidaus. Tai yra, tai yra tikrai skirtingi dalykai. Tai, ką tu įsivaizduoji esant ir tai, kas yra viduje. Taip, kad įleisti į tą vidų rašantį žmogų yra labai svarbu. Ko daugelis, pavyzdžiui, mūsų iš tikrųjų režisierių dažnai vengia, nes ir tai yra pakankamai suprantama, nes režisierius, jisai prieš savo trupę, jis yra dievas. Ir, jis nori, kad tai dar vienas dievas, toks pirminis dievas, kuris tą tekstą, žodžiu, sukūrė. Taip, tas demiurgas. Dažnai tame reiškia vyksta, kad, toks, ne tai kad konfliktas, bet trintis. Va, tai, bet aš manau, kad, nes iš tikrųjų yra labai svarbu suprasti, kad tas dramaturginis tekstas tai ne tik, reiškia, dialogai surašyta istorija, kad tai yra faktiškai medžiaga, kuri nebūtinai privalo gerai skaitytis, bet jin privalo, reiškia, gerai skambėti nuo scenos. Ten jau, aišku, toliau priklauso, kaip jinai bus įgyvendinta, bet jos vis tiek, ją reikia neskaityti, o girdėti, matyti sceną. Ir tas supratimas, jis ateina tik šiek tiek, reiškia, paragavus to teatro viduje. O nustebindavo, pavyzdžiui, kaip režisieriai, sakykime, tavo patirtis su Tuminu 2 pjesių. Na, tai ten aš suprantu, kad Tuminas tam teatre iš tiesų jau tu nesilyginkis, yra demiurgas jau ten to teatro dievas. Ir dabar, reiškia, jisai tavo pjesą ir vieną ir kitą stato. Tave nustebina, pavyzdžiui, kaip tavo žodžiai skamba ten. Kokia tai buvo patirtis, kaip stebint visą? Ne, tai visada, nes iš tikrųjų, ne tai, kad nustebina, iš tikrųjų tave šokiruoja. Ir jeigu autorius ateina tik tai premjerą, tai jis, nesvarbu, ar spektaklis geras ar blogas, autorius patirs šoką. Nes tai yra absoliučiai kitkas, negu jisai įsivaizdavo. Kitos intonacijos, kiti akcentai, kitas kirčiavimas ir taip toliau. Jeigu autorius, tarkim, eina kartu su trupe, jis dalyvauja repeticijos, tai jis irgi patirs šoką, bet jis patirs tą šoką repeticijų metu. Ir paskui pamažu, reiškia, tos naujosios intonacijos, jos užguls ant tų jo buvus ir jis jų nebeprisimins. Ir per premjerą jam atrodys, kad tai yra būtent taip, kaip jisai parašė. Tai kažkokia hipnozioterapija, ar ne? Tai aš manau, kad iš tikrųjų išmintingi tie režisieriai, kurie vis dėlto pasikviečia tos autorius į tą aikštelę ir leidžia jiems tą šoką ir nepasitenkinimą patirti repeticijų metu, bet už tai, reiškia, patirti bendrą džiaugsmą premjeros metu, jeigu yra dėl ko. Tu vienam interviu pasakei, kad prisipažinai, kad tarsi tave taip
truputėlį į teatrą stumtelėjo, net ne truputėlį, bet radikaliai viena kokia nors nereikšminga fraze, galbūt ir pats to labai ryškiai nepamatavęs, ar Eimuntas Nekrošius, kur pasakė, kad tu neužsiim kitais dalykais, tu tiesiog rašyk. Ir to atsisakyti reiškia žurnalizmo, viso kitų dalykų reiškia tokių. Nu, jis, sakykime, ne į teatrą mane stumtelėjo, bet jau aš tada buvau parašęs tą pjesę Kaimynas, bet jis mane stumtelėjo į tą, profesionalų rašymą, sakykime taip, kad aš nustočiau tai, reiškia, užsiimti to kaip hobiu, o, taip sakant, atsidėčiau tam ir jo, tai buvo pokalbis su juo labai seniai, 99 turbūt metais, čia pat, taip pasakė, ne, čia pat, mes mėginos, žinai, nėra tau čia iš tikrųjų, ko ten visokiuose laikraščiuose dirbti, tai, kad tu puikiai išgyvensi iš to, ką rašai. Taip, nuskambė man šiek tiek neįtikinamai, bet paskui kažkaip pradėjo galvoj suktis ir maždaug po 10 dienų aš tą ir padariau. Išėjai iš darbo? Išėjau iš darbo ir niekada negrįžau. Ir, žodžiu, tai įrodymas, kad tu, žodžiu, gali išgyventi iš viso šito. Kad tai man tas buvo. Tai teisus. Ne, ta prasme, iš tikrųjų, teatras tokia sfera, iš kurios galima išgyventi. Tai ten proza, tarkim, tai jau labai iš tikrųjų sudėtinga, reikia rašyti bestsellerius arba tiesiog rašyti didesnėje tautoje, o teatras, jeigu yra kažkokia bent nedidelė sėkmė, jinai gali išmaitinti dramaturgą. Turi galvoj honorarus ir autorinės, už autorinės teisės? Taip. O kaip tavo yra, sakykime, jeigu tu vis tiek esi laisvas žmogus, ta laisvė kartais gali užmušti, jeigu be disciplinos kažkokios. Kaip tavo darbo diena, atrodo? Laisvo žmogaus darbo diena. Laisvai. Ne, žiūrint, ką dirbi. Ar tu rašai, pavyzdžiui, jeigu tu pjesę rašai, tu rašai ją kiekvieną dieną. Kiek tas yra dramaturgas turėtų laukti įkvėpimo ir kiek jisai turėtų prisiversti tai daryti? Rašau kiekvieną naktį, ne dieną. Jeigu tai pirmas variantas ir dažniausiai, dabar bent jau paskutinės, tai rašau taip, kad vis dėlto aš pradžioje nešioju. Kokį, nežinau, įvairiai, žiūrint, kiek yra laiko, nuo mėnesio iki pusės metų aš taip ją savyje, reiškia, nešioju, gromuluoju, kažką dėlioju, jeigu reikia, skaitau tą kažkokią papildomą medžiagą įvairią, ar istorinę, ar neistorinę. Ir paskui, kai jau daugiau mažiau jaučiu, kad jau su tuo bagažu galiu kažkur pradėti judėti, sėdu kokiem 2-3 mėnesiams ir parašau. Tada parašai tą pirmą redakciją, tada ją padedi gulėti, darai kažkokius kitus darbus, nes jų įvairių yra, prasme, ir su kinu susijusiu, ir su proza ir taip toliau. Ir vėl po kažkiek laiko grįžti šviežiom akim, padarai ten antrą redakciją, vėl padedi ir padarai trečią, ir taip. Tavo atsiųstame man pjesės failas vadinosi Išvarymas 5. Tai čia buvo 5 redakcija. Ne. Jinai sutrumpėja beje labai stipriai, nes, pavyzdžiui, pirmas variantas, kaip pavyzdys, šitos pjesės buvo 144 puslapiai. Ir tuo metu, kaip aš atrodo, kad nėra ką trumpinti. Praeina tas laikas, ateina distancija ir tu žinai, kad tu pirmą kartą sutrumpinsi maždaug kokiais 15 puslapių, antrą kartą dar kokiais 15 ir trečią kartą dar kokiais. Paskui jau ateina laikas, kai jau nebesitrumpina. O trumpinasi kas tiesiog? Viduje vis kažkas išsiima, išsibrauko. Tiesiog matai ritmą, matai, kad... Nes tiesiog, kai parašai, tai viskas yra labai brangu. Taip, O kai praeina šiek tiek laiko, tai, iš tikrųjų, matai, kad ne viskas yra tai brangu ir tada tas... dažniausiai tai nėra kažkoks toks tiesiog karpimas, dažniausiai tai yra kažkoks, perrašymas ir jo metu trumpėja tos scenos. Dar prašau. Man šiaip labai įspūdį padarė tai, kad jūs
išgirdęs istoriją, palaukite gabalėlį laiko, kol ten atsisijoja, kas nereikalinga ir tada rašote, kas reikalinga. Bet ar jums nebūna kažkaip baisu, kad prarasite kokias nors svarbės, gražias, įdomias detalės, ne tokias, kurias, tarkim, patys skeletą sudaro, bet ten detalės, pavadinimai, kvapai, vietos, ir taip toliau kažkas. Ar tiesiog leidžiat savo laisvai interpretuoti savo veiklą? Jeigu jos gražios ir įdomios, tai aš jų neprarasiu. Jeigu aš jas prarandu, vadinasi, jos nebuvo pakankamai ryškios ir įdomios. Bet ne, iš tikrųjų, nėra taip, kad visiškai viską laikau galvoje. Kažkokius faktus, kažkokius pavadinimus užsirašai. Bet dažniausiai iš tikrųjų net ir iš tų pasakojimų, pačioj pabaigoje aš kažkokius padariau tokį kaip nedidelį konspektą iš tų imigrantų pasakojimų, tik tiek, kad niekada jo nebuvau atsivertęs. Bet tu, kai užsirašai, tai praktiškai užsirašydamas tu ir įsimeni tą viską. Bet taip, yra dalykų, kuriuos užmiršti ir paskui laužai galą. Bet žinot, šiais laikais taip viską galima sužinoti. Internetas yra toks visagalis, kad aš net galiu ten, nežinau, kokiam nors, man reikia kažkokios ten restorano pavadinimą prisiminti kažkur ten Nebraskos mažam miestelį Amerikoje, aš įlysiu į Google Maps ar į kažkur tai ir aš rasiu tą restoraną su jo pavadinimu, net kaip ir iš tikrųjų nebereikia dėl to jaudintis, nes viskas yra ten. Ir iš vis labai greit, labai, tiesą sakant, tas internetas labai pagreitina darbą. Tau reikia, nežinau, Queenų, reiškia, žodžių dainus. Tu per 2 minutės jas turi. Reikia, West Hamo klubo himno, tu per 2 minutės jį gauni. Tai yra vis dėlto labai patogus išradimas ir jis labai sutrumpina, manau, ir tą rašymo, ir domėjimosi laiką, nes tau reikėtų, nežinau, net bibliotekoje to nerastum, jeigu nebūtų tokio daikto kaip internetas, reiktų, nežinau, siūsti užklausimą į Londoną. O tu pats buvai, tu tikrinaisi, kad Fredis Merkuris yra Farukas Bulsara, reiškia, ar tu buvai jo fanas, čia mes leidom jį dėl to, kad susietume taip, reiškia, ar čia iš tavo meilės Fredžiui Merkuriui, ar tai buvo tiesiog tavo pasirinkimas? Čia, aš iš tikrųjų buvau toks nedidelis fanas, sakykim, turbūt tai vienintelis koncertas, į kurį aš eičiau, ar važiuočiau, kuris bebūtų, bet dėja, jis negali įvykti. Kurdamas pjesę, iš tikrųjų, aš kažkodėl galvojau, aš norėjau, kad tas, reiškia, mano herojus, jisai mokytųsi kalbos, pasirinkęs kažkokią grupę, kažkokią roko grupę iš Londono, ir tapsime tokiu būdu jis bandytų, reiškia, įsiurbti tą londonietišką kalbą ir kažkaip galvoju apie Rolling Stones, apie Pink Floydus ir paskui staiga tiesiog atėjo į galvą Queenai ir Merkuris ir aš supratau, kad jie yra nepakeičiami, nes visų pirma, jie turi viską, kas gali priversti tą herojų, nežinau, keistis, jo, ir reiškia, Fredis yra žydras ir tai yra dažnam lietuviui, reiškia, su mūsų homofobija, taip sakant, tai yra šokiruojantis dalykas, jis yra babajus, pakeitęs savo tapatybę, faktiškai toks tas pats, ką su savimi bando padaryti Benas, ir Benas jį paima iš pradžių, nežinodamas visos tos informacijos apie jį ir po truputį tie atsiverimai, reiškia, Fredžio, jie tiesiog, ne tai, kad aš nežinau, ar jie jame išugdo toleranciją, bet bent jau priverčia daryti kažkokius kompromisus, reiškia, su savo vidumi, su savo nuostatomis, su savo tam. O tai, kad, sakykime, tau internete ten reikia suieškoti Nebraskos kažkokio restorano, ar tau yra svarbu, kad jis būtų būtent autentiškas, tu gali ten sugalvoti prie 3 gluosnių? Ne, tai čia iš tikrųjų aš kaip pavyzdį daviau, čia aš tokius rašau apie Ameriką,
tokia esė serija, tai va ten tiesiog kai kur kažko neatsimenu. Tai kas tau reikia autentikos? Kas man reikia autentikos, o čia, tarkim, jo, čia aš, pavyzdžiui, kai kur naudoju tikrus vietovardžius, kai kur nenaudoju, nors, nu, aš juos žinau, turiu, bet, sakant, išvengiu jų sąmoningai, kad jie nepernelyg. Kad dar kartais dėl to, kad iš tiesų kai kurie, pavyzdžiui, ten klubas yra, kuriame dirba herojus, tai yra iš tikrųjų konkretus klubas Londone, kur renkasi gražios merginos ir dažniausiai sporto žvaigždės, ten tokie kaip futbolo, ten Chelsea, Arsenalo futbolininkai ir ne tik sporto, bet jis vadinasi China White, bet šiuo atveju mums ta informacija nieko neduoda, visiškai nereikalinga, aš tiesiog maždaug tekste pažymiu jo vietą, kuris ten Londone yra ir to užtenka. Prašau. Koks rašytojas jūs labiausiai įkvepia, pagal aktorius, ar kažkas kūrybai? Nu, čia toks ilgas, žinokit, sąrašas rašytojų, režisierių, kad, nu, tiesiog nes... Na, pirmi, kurie? Pirmi. Šiuo metu jisai yra pagrindinis įkvėpėjas. Ne, nežinau, iš rašytojų mėgstu kelis švedus labai mėgstu, tokį Torknį Lindgreną ir Perą Olafą Enquist. Mėgstu rusų nemažai, nes kaip ir daugelis mūsų galiu originalo kalbą skaityti. Tai iš tikrųjų dažnai gali išvengti mūsų ne visada gerų vertimų ir tikrai gauti tą koloritą kalbinį ir visokį kitokį. Ir, nu ir dar daugybė. Iš lietuvių yra? Iš lietuvių yra ne tiek daug, bet yra... Nu, Škėma man visada buvo labai taip kažkaip tai... Nu, aš jį visada pristatinėdavau kaip savo tokį numerį vieną, bet dabar iš naujo perskaičiau Drobulę, Baltąją Drobulę ir kažkaip tai jis man sumenko. Nežinau, matyti amžius, nes jaunystės man tikrai buvo padaręs didžiulį įspūdį ir dabar tai biški subliuško tas jo. Bet yra Kunčinas, yra pagaliau Silvarerum. Nesutinku, reiškia, su tais literatais, skeptikais, kurie tai vadina kažkokiu komerciniu. Neskaičiau antros, bet pirma knyga tikrai yra manau, mūsų literatūroje didžiulis įvykis, kokio labai seniai nebuvo. Kaip tau atrodo šitas santykis, būtent kai kritikai pasako ką nors apie, nelabai, taip sakant, ne tiek gal apie pačią knygą, bet tas nepasitikėjimas, kad jeigu yra populiari knyga, įperkama, jinai be galo daugelio žmonių skaitoma, sakykime, ir jos santykis su menu. Tada jei automatiškai pas mus jeigu populiarus, tai yra, reiškia, su menu nelabai ką jau turi. Nu, čia tokia mūsų turbūt šiek tiek nedidelė problema yra. Mūsų, nežinau, ar tai yra, ar čia įeina ir to lietuviško pavydo kažkiek tai, nes, nu, tiesą sakant, tas irgi vėl literatūros pasaulis jis yra pas mus gana siauras ir mažas ir persipinęs ir dažnai tie kritikai, jie patys yra ir rašytojai ir čia, kai ateina žmogus, visų pirma ateina labai daug šiaip tokių yra nuostatų, žinot, čia sakai, žmogus atėjo ne iš literatūros, atėjo faktiškai iš spaudos, nes, nu, jie žino kaip Lietuvos šitas žurnalistas, iš stiliaus žurnalistų ir tiesiog, nu, tokia jau a priori nuomonė, kad tai negali būti gera knyga. Aš manau, kad daugelis tą nuosprendį skelbė net neskaitė tas knygas. Aš nemanau, kad
menas būtinai turi būti sunkiasvoris. Aš, pavyzdžiui, aš pats, gal esu labiau, tarkim, sunkiasvorio meno mėgėjas negu Silver Rerum, bet tikrai patyriau gan didelį malonumą skaitydamas tą knygą ir aš ją laikau tikrai meno kūrinio, o ne populiariojo meno kūrinio, nes stilius yra puikus ir jinai yra ir pakankamai išmintinga ir, žodžiu, viskas, ko reikia ir tiesiog kartais galbūt yra, nežinau, kažkoks toks savo rėmų pasidarimas, kas tai yra gera, kas ne, ir kažkas tai, kas reiškia tos rėmus dėl kažkokių priežasčių neįeina, iškart metama į tą antrą dėžę. Aš džiaugiuosi, sakant, kad kitose sferose, teatre to nėra taip stipriai išreikšta kaip literatūra. Kine irgi, bet vis tiek mažiau, ta prasme, yra tarsi jaučiasi, kadangi vis tiek tai yra turbūt natūralu, kad tai yra sritis, kurios kainuoja, į kurias reikia investuoti ir automatiškai yra poreikis, kad jie atsipirktų, tai yra, kad tie reiškia spektakliai ir filmai, jie būtų daugiau ar mažiau vis dėlto žiūrimi, todėl šiek tiek išnyko tas, nežinau, tokio sunkiojo kino ar sunkiojo teatro akcentavimas, visą kitą nušluojant. Pavyzdžiui, Oskaras Krušnovas, man atrodo, paskutiniuose savo darbuose jis yra pakankamai išlengvėjęs, palyginti su to, kas buvo anksčiau. Man atrodo, jau nuo Romėjos ir Džiuljetos jis toks lengvesnis pasidaręs, bet tai nereiškia, kad jau dabar mes jį galim nurašyti kažkokiai komerciniai, populiariai kultūrai ir nebelaikyti didžių Lietuvos režisierium. Jis vis tiek išlieka įdomus ir žiūrimas. Prisiminiau tavo susidūrimą dar, kadangi pačiam tau teko patirti populiarumą. Manęs liepė paklausti, aš pats niekad gyvenime nebūčiau klausęs, nes jau pamiršau šitą faktą. Bet koks velnias tave nešė į tą galerą, kuri vadinosi Šokių 10-tuku? Ką tu ten norėjai atrasti? Adrenalino. Adrenalino? Ne, Ar tai yra tiesiog normalus, tai yra visiškai toks būdas, kai kuriem nepriimtinas, tiesiog šiaip ar taip, savęs populiarinimo? Nori, nenori tai yra? Ne, tiesą sakant, aš tuo metu neturėjau ką populiarinti, nes nebuvau nieko išleidęs, nebuvau nieko, parašęs kaip ir, bet man nepatinka tarnauti įvaizdžiui. Aš niekada savęs nepateikiu kaip kažkokio rimto rašytojo, rimto žmogaus. Tai tiesiog nesu rimtas. Gal ir už tai man, pavyzdžiui, toks dalykas, jisai absoliučiai natūralus ir man buvo nusispjauti, ką ten apie mane kas nors pasakys, visiškai vienodai. O tas kitas pasaulis, kuris tas popso pasaulis, visiškai kaip tu jį atradai, koks jis tau pasirodė tiesiog? Aš ten popso to pasaulio nelabai atradau, ten... Nesimaliai ten tuose visuose naktiniuose, po to pobūviuose? Ne, tai tie pobūviai, jie būdavo ten pat, reiškia, televizijai, nes gavęs tą, iš tikrųjų, tikrai adrenalino dozę, tą šeštadienį turėdavai kažkaip ją kažko užpilti. Bet ten to, ten tai, ką mes vadinom to pasaulio, ten jo išskyrus Stano, ten daugiau nieko nebuvo. Mūsų toj kompanijai. Tai ir tas filologas dar atrodo. Ne, ir tarp kitko dabar labai su mielu noru aš susitinku su ta visa kompanija. Kompanija tokia labai skirtinga, bet tokia labai įdomi ir man įdomiau negu tiesą sakant, negu sėdėti kažkokiam prie rašytojų stalo, ir ten, nežinau, apie kažką kalbėtis. Keikti ką, paprastai. Dar prašau. Norėjau paklausti, rašydami prozą ar pjeses, ar turite pasiruošę pats rašote daug papildomos medžiagos, tarkim, tiesiog planą, ten kažkokį kūrinio veikėjų, ten biografijas, charakteristikas, kad
žinotumėt, ar jūs tiesiog improvizuojate, ar maždaug žinot iš taško A, iš taško A, nueisiu ir... Žodžiu, ar turit kažką? Supratau. Nu, dėl plano tai anksčiau ne, dabar taip. Ypač rašydamas pjeses, nu, bent jau taškas B būna ne visada iš tikrųjų jau tas galutinis taškas, bet, nu, kažkur jau prie galo, ne visada, dažniausiai nežinau, ko tiksliai užbaigsiu, bet, nu, taip, bet jau žinau maždaug, kaip priartėsiu prie finalo. Ir tas vidus toks būna pasiplanuotas, bet laikausi jo paskui taip prašydamas maždaug kažkur 60-70%, nes kažkokie dalykai nubyra iš to, kažkokie atsiranda nauji. O dėl charakteristikų, tai jeigu tai yra istorinis dalykas, istorinė pjesė, tai, nu, nori, nenori, jeigu ten veikia istoriniai personažai, tai tu jais pasidomi ir aišku, tu kuri ten iš jo kažkokį tai šiek tiek pakoreguotą savo charakterį, bet vis tiek statai ant tos jo istorinės bazės, daugiau mažiau. Tai, o jeigu kaip bet su išvarimu, tai aš net dabar galvoju, aš maždaug įsivaizdavau pagrindinius personažus, kokie bus, kadangi jie buvo, vis tiek kažkokios jų biografijos paimtos iš tų tikrų mano sutiktų žmonių, taip kad buvo, aš tos charakterius kaip ir mačiau, nereikėjo sukurti, juos reikėjo šiek tiek gal, nežinau, praplėsti, padaryti intensyvesnius, bet daugiau mažiau jie buvo jau aiškus. Ar tarkim kalbos stilius, kad tu kiekvienas veikėjas kalba, o tai jau rašant atsiranda. Nu, iš tikrųjų... Čia gal redakcijų po to įvairiai išsigrynina, kad nebūtų nenuoseklu. Ne, čia rašant, būtent rašant, nes... Bet vėlgi jisai kažkaip tai... Jis pradeda iškart, tas herojus, jis kažkaip tai labai greitai po antros, trečios frazės jis jau beveik turi kažkokį savo kalbėjimą, savo stilių. Kartais šiaip kalbiniai dalykai būna, kad reikia pirminio sprendimo, tai buvo su Madagaskaru, kai reiškia, tiesiog ieškau kažkokios tai įdomesnės formos ir nutariau rašyti tą tarpukarinę kalbą. Bet viena yra nutarti, o kita yra, reiškia, tą padaryti. Ir kai sėdau, tarsi jau žinau, ką noriu, kokia ta bus pirma scena, bet supratau, kad kalba, kurią noriu rašyti, kad aš jos, negaliu visiškai reikšti minčių. Kad dar nemoki jo. Aš jos nemoku. Ir prie to pirmo sakinio aš porą dienų prasidėjau, bet tada kažkaip, jau kai prasilaužiai, kai pajutai malonumą tą daryti, tada jau nuvažiuoju. Taip pat ir čia galvojau, kaip čia reiškia, kokia ta kalba turi būti. Ne tai, kad atskiro personažo, bet apskritai tokia visos pjesės kažkaip įbendrinanti kalba. Tiesą, net pradžioje iš tikrųjų aš net negalvoju, kad bus tokia, tiesiog galvoju, leisiu savo taip tokia visiška laisvė, paskui aš jau ją sunorminsiu. Bet kai leidau tą laisvę, supratau, kad nebenoriu norminti. Tegul tokia ir lieka. O personažą sugalvojit, sakykime, jų tas užsceninis, reiškia, uždraminis gyvenimas, iš kur jie yra ir taip toliau. Ta prasme, tu jau supranti, kaip jie galėtų kalbėti, kad čia sekretorės bus, o čia, reiškia, futbolistas slengas ar dar kažkoks. Aš taip kartais sugalvoju, kartais ne. Kartais yra ta kažkokia, gal galvoju jo biografija. Bet jie dažniausiai patys pasisako kažkokius vis tiek faktus apie savo tą praeitį tiesiog pačioje medžiagoje, kad ten nebereikia dar turėti dar papildomai kažko galvoje, jie tiesiog patys čia išdėlioti. O savo tekstus rašot ant lapo, ranka ar rankomis tiesiai kompiuterį? Pradžiai rašau iš pradžių ant lapo. Ne ant lapo į sąsiuvinį. Ta pirma redakcija, o paskui jau persikeliu į kompiuterį. Kodėl?
Nu, gal įprotis, tai prašydavau, kai dar nemokėjau kompiuteriu naudotis, bet šiaip kažkaip, nu, nežinau, maloniau, nes kompiuteris jis jau kažkokį tai sudaro darbo įspūdį, jis įjungtas, tu kažkaip tai jį turi, o čia taip gali savo laisvai guli tiesiog siuviniai, ten tas tušinukas, nežinau, čia arba ta dar kažkas, tu gali rašyti, gali nerašyti, nu, tu kažkoks didesnis laisvės pojūtis ir gal malonumo pojūtis vis dėlto, kai, nu, kai tas kažkas tai išsirašo ranką. Tu rašai tada. Nes ten jau spausdinti. Aš kaip ne kaip rašytas, nes spausdinti. Kiek malonumo lieka, kada jau darote pirmą, antrą redakciją ir sėdite prie kompiuterio naktimis? Tada jau ne naktimis, tada jau dienomis sėdžiu. Nu, ten mažesnis malonumas, iš tikrųjų. Tas didžiausias, tai tas pats pirmas gimdymo tas malonumas. Ten jau paskui tas auginimas, jisai, bet, nu, tu suvoki, kad jis yra, nu, neišvengiamas ir labai reikalingas, bet tiesiog nebe taip malonu. Mažiau. O galėtum prisiminti kažkokią savo dramaturginės klaidas? Ko nederėtų daryti, sakykime, yra kažką, ką tu pats atradai, kažkokių suklydimų. Nederėtų rašyti tokių ilgų piesių, kokias aš rašau. Ne, labai rimtai šneku, nes... Tau jis atrodo per ilgas? Nu, ne man atrodo, o teatrams jis atrodo. Nes dabar tą išvarymą repetavom, kol buvo visas, tai mes maždaug virš 6 valandų. Tai jau čia tas mano sutrumpintas variantas. Tai dabar ten ieško, kaip jį sutrumpinti. Ir, nu, aš įsivaizduoju, kad bet ką išgąsdina toks, koks nors 100 puslapių toks daiktas. Ypač jeigu, nu, tu neturi dar pavardės, kaip Londone Royal Court, jie gauna dar vertimais kažkaip tai beveik dvigubai išilgėja, jie gauna 200 puslapių, jie gauna romaną ir kas jie daryti. Tai va, tai toks vienas dalykas. Antras dalykas, neverta turbūt iš tikrųjų šiais laikais per daug rašyti istorinių dramų, nes, nu, labai mažai kam jos įdomios ir praktiškai labai mažai, ypač jeigu jūs galvojate apie savo kažkokią, nežinau, karjerą vakaruose, tai ten apskritai jos neįdomios. Bet tu čia kalbi konjunktūriškai, o jeigu į istoriją, taip sakant, rašai, istoriją... Ne, nu tai tu klausi apie klaidas. Nu, tai tu tokias atradai, aha. Bet aš jas kartoju vis tiek. Bet, nu, iš tikrųjų, jeigu taip teisingai, tai reikia rašyti socialinis, nebūtinai socialinis, bet geriausiai einančios yra tokios šeiminės dramos. Šeiminės, kurios yra universalios, kur nėra ten kažkokio pernelyg kažkokiam, reiškia, kažkokios tautos valstybės kontekste, jinai gali būti ramiai perkelta į Afriką, į Aziją, į Londoną ar kur nori ir reiškia, ir po 50 metų būti tokia pat. Bet aktuali. Taip jau yra. Edvardas Olbis parašęs, Neilas Simonas ir taip toliau. Yra istorinė irgi nemažai, kas Šekspyras yra parašęs ir kiti. Nežinau, yra turbūt yra vis tik aš čia postringauju, kad reikia girdėti, reiškia, kaip, o ne kad tai būtų, kad pjesė būtų girdima, o neskaitoma, bet vėlgi tu rašai ir tu supranti, kad vis tiek iš pradžių tai ją skaitys, o paskui jau statys teatre ir tam, kad ją pastatytų, ją turi gerai perskaityti. Tai darai tą pačią klaidą, tu vis dėlto darai, nenori iš jos pradžiui skaitinį, o paskui reginį. Mažiau, daugiau, bet taip yra. Ir, bet čia... Pagaliau tu niekad nežinai, gal ir patį sunkiausią Eliotą vis tiek pastatys, pavyzdžiui, nežinai kaip ir galbūt gerai visai. Taip.
Nežinau. O tu paminėjai, kad reiškia, ėmėsi režisuoti, nepamatavę savo jėgų. Tai čia teatro. O kaip su kinu, kuris, man atrodo, yra trigubai sunkiau. Ten jau buvau pasiruošęs. Ten jau buvai pasiruošęs. Tiesą sakant, tas teatro režisūra ir man labai stipriai padėjo, kad kine, nes, tarkim, daryti pirmą, nebuvau, kai pirmą dokumentinį filmą dariau, tai iš vis nebuvau net kameros prisilietęs. Bet jau kai dariau pirmą trumpametražį vaidybinį filmą, tai buvau padaręs 3 dokumentinius, keletą spektaklių ir tie dalykai vizualiniai, reiškia, iš dokumentikos ir, sakykime, darbo su aktoriais iš teatro, jau ta patirtis, jau aš pakankamai, neblogai jaučiausi, nes negaliu pasakyti, kad absoliučiai užtikrintai, bet buvau labiau pasiruošęs negu daugelis debiutuojančių žmonių atėjusių ten iš baigusių kino mokyklas. Darbas. Turite gal kokį pirmą skaitytoją, kurio nuomonė labai svarbi? Turiu keletą. Turiu šeimos narių, turiu draugą vieną, kuriam labai dažnai nusiunčiu. Turiu. Bet tik, porą. O ir kaip priima kritiką? Iš tikrųjų, kritika toks daiktas, kad tu ją... Aš pastebėjau, kad tie, pavyzdžiui, kai tau ten prigiria tave kažkas, tai yra malonu, bet jokio neduoda nieko. O kritika, ypač jeigu jinai teisinga, ar netgi jeigu ne 100% teisinga, jinai iš pradžių tavyje sukelia priešinimąsi, nes kažką užkliūdė, reiškia, tau beveik švento. Bet maždaug praeina savaitė, kažkur tu su ją susigyveni ir tu ją priimi ir tada tai tikrai leidžia padaryti kažkokias tai labai teisingas išvadas ir korekcijas. Taip kad aš priimu, ne iškart, bet priimu kritiką. Tie 2, kuriais tu pasitikė, jie ir yra tie tavo hipotetiniai. Kad taip, kaip, sakykime, tu rašai ir jau tu įsivaizduoji, kad tu rašai, pavyzdžiui, kaip jie perskaitys. Ne, kaip jie perskaitys, pavyzdžiui, šitą. Ne. Aš pats esu savo. Cenzorius pagrindinis. Man turi patikti. Bet ne, prasme, jų nuomonė man iš tikrųjų svarbi, bet netaikau į juos rašydamas. Dar prašau. Aš norėčiau apie pjesės išvarymą emigracijos temą. Ar, kaip jūs galvojate, kaip sutiks publika pjesę apie reiškinį, kuris labai iš tiesų toksai žiniasklaidos išdidintas kaip problema, kaip statistiniai duomenys ir ar žmonės nuo to šiek tiek nepavargę, ar nėra taip, kad nebus to tokio intereso. Aš tą patį norėčiau klausimą užduoti, sakant, į ateitį man jis irgi labai įdomus ir rūpi ir neturiu atsakymą, bet man labai įdomu iš tikrųjų, kaip tai, kokia bus ta reakcija. Dar? Tada paskutinį. Prašau. Ne, aš tiesiog dėl kino norėjau pasakoti, kas apskritai sukėlė susidomėjimą kinu ir konkrečiai, kai darote jau konkretų filmą, ar užduodate savo klausimą, kodėl jūs tai norite daryti kinu, o ne literatūroje, ne pjesės pavidalu. Jo, čia mano beveik tas pats klausimas buvo, tik tai norėjau, kada persijungi, kada dramos nepakanka, eini į romaną, kada į kiną. Ne, iš tikrųjų kažkaip, kai jau ateina tau tema, pradeda formuotis, tu maždaug matai, į kurį čia žanrą formuojasi. Tai prasme, kas tai gali būti romanas, pjesė ar kino scenarijus. Būna kartais, kad, reiškia, tarp pjesės ir kino scenarijus toks,
ne iki galo aišku, bet šiaip iš tikrųjų aš, man atrodo, dabar pradedu suprasti savo klaidą, tu klausai apie klaidas, tai mano klaida. Ir klaida, kurios nieks nepastebėjo iš Lietuvos teatralų, kad aš įsivaizdavau, kad aš rašau pjeses, bet aš visą tą laiką rašiau kino scenarius, kuriuos bandė teatre pastatyti nesėkmingai. Nes yra kažkaip, aš taip ir neišmokau mąstyti teatru, reiškia, matyti. Gal už tai, kad dažniausiai buvo statoma vis tik tokiuose kamerinėse nedidelėse scenose, taip prasme, neišmokau matyti to bendro tolimo plano, kuriame, reiškia, tie herojai turi kažkaip egzistuoti. Aš visada, reiškia, juos matau ir mačiau nuo pat pradžių ir iki šiol stambius planus šalia savęs, žodžiu, kalbančius pakankamai intimiai. Ir turbūt tai buvo natūralus toks toks kelias iš literatūros į kiną ir teatras buvo kaip ir pakeliui. Toks vietas kaitalioja irgi kaip kine. Vienovės nebūtinai būdavo. Tai išvarimas yra kaip turbūt radikaliausias tada, nes ten ištisai yra ir Oskaras net pasakė, perskaitė, sako, gerai, šiaip padarysime tą spektaklį, bet šiaip aš tai kiną norėčiau daryti pagal šitą medžiagą. Tai nes, bet ne, jie puikiai su to susitvarko. Aš manau, kad teatras iš tikrųjų turi daugybę galimybių, nes, taip prasme, teatre, kine tai tu turi, reiškia, eiti iš lokacijos į lokaciją, o teatre tu tas lokacijas gali kurti žiūrovo sąmonė ir tai yra įmanoma, bet tam reikia, gero išpildytojo, gero režisieriaus. Tai tai turbūt tas į kiną kelias buvo toks, mažiau daugiau natūralus, aš taip įsivaizduoju. Kągi, gerai, dėkui tau labai. Ačiū. Ačiū.